Skaitysime Mato Evangelijos 4 skyrių nuo 12 eilutės iki galo, iki 25 eilutės. Ir gavau labai gerą pasiūlymą, kad pirmiausia reikėtų perskaityti visą rašto vietą, kurią mes nagrinėsime, ir lai Dievo žodis pats už save kalba. Ir vėliau aš pasidalinsiu savo mintimis, į ką šiandieną aš atkreipiu dėmesį. Taigi pradėkime nuo Mato Evangelijos 4 skyriaus 12 eilutės. Išgirdęs, kad Jonas suimtas, Jėzus pasitraukė į Galilėją. Jis paliko Nazaretą ir apsigyveno Kafarnaume, prie ežero, kur susieina Zabulono ir Neftalio sritis, kad išsipildytų, kas buvo pasakyta per pranašą Izaiją. Zabulono ir Neftalio žemę, paežerės juostą, žemę iš jo už Jordano, pagonių Galilėją. Tamsybėje sėdinti tauta išvydo skaisčią šviesą. Gyvenantiems mirties šalyje ir šešėlyje užtekėjo šviesa. Nuo to laiko Jėzus pradėjo pamokslauti, skelbdamas: atgailaukite, nes prisiartino dangaus karalystė. Vaikščiodamas palei Galilėjos ežerą, Jėzus pamatė du brolius. Simoną vadinamą Petru ir jo brolį Andriejų, metančius tinklus į ežerą, mat jie buvo žvejai. Jis tarė jiems: sekite paskui mane ir aš padarysiu jūs žmonių žvejais. Tuodu tuojau paliko tinklus ir nusekė paskui jį. Paėjęs toliau jis pamatė kitus du brolius, Zebediejaus sūnų Jokūbą ir jo brolį Joną. Jiedu su savo tėvu Zebediejumi valtyje taisė tinklus. Jėzus juos pašaukė ir tie, tučtuojau palikę valtį ir tėvą, nusekė paskui jį. Jėzus vaikščiojo po visą Galilėją, mokydamas sinagogose, pamokslaudamas karalystės evangeliją ir gydydamas visas žmonių ligas bei negalias. Garsas apie jį pasklido visoje Sirijoje. Žmonės nešė pas jį visus sergančius, įvairiausių lygų bei kentėjimų suimtus, demonų apsėstus, nakvišas bei paralyžiuotus, ir jis išgydydavo juos. Paskui jį sekė didelės minios žmonių iš Galilėjos, Dekapolio, Jeruzalės, Judėjos ir už Jordanės. Taigi mes šitame skyriuje matome jau pačią viešos Jėzaus tarnystės pradžią. Ir kaip ir minėjau, kad po to, kai Jėzus buvo pakrikštytas, Jono Krikštytojo tarnystė mažėjo ir prasidėjo Jėzaus tarnystė. Ir mes matom, paminint 12 eilutėj, kad Jonas buvo suimtas. Jonas buvo suimtas ne už tai, kad jisai kažką blogo padarė, bet už tai, kad kalbėjo tiesą. Ir daugumai žmonių tiesa nepatinka, ypač tokiem diktatoriam kaip Erodas ir ypač kurie nori išlaikyti savo poziciją, kuriem patinka tik tai, kai giria juos, bet ne kai kritikuoja jų veiklą. Ir štai Jonas Krikštytojas paguldė savo galvą dėl tiesos. Ir galbūt, kaip ir sakėm, žmonių akise atrodė, kad jo gyvenimas buvo trumpas, galbūt keistas jisai buvo, bet Dievo akise jis buvo didis. Ir Dievo akise, aš manau, kai jis atėjo pas Dievą, Dievas jam pasakė: gerai atlikta, ištikimas tarne. Taigi Jėzus palieka savo gimtąjį miestą Nazaretą, kuriame jisai užaugo, ir keliauja į Kafarnaumą. Tai yra miestas prie ežero, kur jis pasikviečia savo mokinius, savo pirmuosius sekėjus. Ir vėl Matas cituoja Senąjį testamentą 15-16 eilutėj. Prisiminkim, kad Matas rašo žydams, kad įrodytų, jog Mesijas yra Jėzus Kristus, yra tas Mesijas, kur Senajame testamente pažadėtas. Ir jis cituoja, ir man labai gražios šitos eilutės 16 eilutėj sako: tamsybėje sėdinti tauta išvydo skaisčią šviesą. Tai Dievo diagnozė tautai buvo, kad jūs sėdite tamsybėje. Ir štai
šita tauta, įsivaizduokit, sėdite kažkur tamsoje, neturite kuo šviesos užsidegti ir štai atsiranda šviesa. Ir šviesa visą laiką traukia. Jinai atkreipia į save dėmesį, kai tu esi tamsoje. Ir išvydo skaisčią šviesą. O kas yra ta skaisti šviesa? Tai aišku, Jėzus. Sako, gyvenantiems mirties šalyje ir šešėlyje užtekėjo šviesa. Taigi mes matome tų žmonių padėtį, jie yra tamsoje, jie gyvena mirties šešėlyje ir šalyje. Ir štai ateina šviesa, ateina viltis, užtekėjo šviesa. Ir kokia džiugi žinia. Ir man atrodo, kad kiekviena tauta šiandieną, kuri neturi Jėzus, jinai yra tamsybėje sėdinti tauta. Tai yra tauta, kuri gyvena mirties šalyje ir šešėlyje. Ir Dievas nori, kad kiekviena tauta, kiekvienos tautos žmogus, kad jam irgi užtekėtų šviesa, pirmiausia jo širdyje, kad jie išvystų tą tiesą, jie išvystų tą viltį, tai yra Jėzus. Ir vienintelis Jėzus gali prasklaidyti bet kokią tamsą, bet kokioje šalyje, o svarbiausia, kiekvieno žmogaus širdyje. Ir Jėzus 17 eilutė irgi skelbia tą pačią žinią, kai pratęsė Jono tarnystę, sako, atgailaukite, nes prisiartino dangaus karalystė. Atgailaukite, mes irgi kalbėjom, kad atgaila tai yra pirmas žingsnis į Evangelijos priėmimą. Atgaila tai yra mąstymo pakeitimas, kada mes suvokiam, kad mes gyvenam toj tamsoje, kad mes gyvename mirties šalyje, mirties šešėlyje. Mes tada ieškom tos šviesos, mes tada atsigrėžiam į tą šviesą. Ir Jėzus skatina, sako, atgailaukite, nes jau prisiartino dangaus karalystė, nes Jėzus neša tą dangaus karalystę. Ir jis neša tą dangaus karalystę į mūsų širdis. Jis neatėjo, jo pirmas atėjimas nebuvo skirtas tam, kad jisai pakeistų pasaulio politinę sistemą, bet kad pakeistų kiekvieną širdį. Ir Dievo karalystė prasideda mūsų širdyje. Vaikščiodamas palei Galilėjos ežerą, Jėzus pamatė du brolius. Ir štai Jėzus kviečia mokinius. Aišku, Jėzus galėjo vienas savo skelbti karalystės evangeliją, daryti stebuklus, o kam jie reikalingi dar šitą hebrytę, kaip sakant, 12 mokinių, kam jie reikalingi. Bet Dievo planas buvo toks, kad jisai, čia kaip šitą tinklinę rinkodarą, kai jisai pasirinko savo 12 artimiausių žmonių, kuriems perdavė, ką jisai mokė, kurie su juo buvo 24 valandas per parą ir ne tik girdėjo, bet ir matė, kaip jis gyvena. Ir tie 12 mokinių tapo pirmaisiais Evangelijos skleidėjais. Ir tie mokiniai padarė savo mokinių, tie kiti savo mokinių. Ir taip ta karalystės Evangelija, kaip tinklinė rinkodara, pasklido po visą pasaulį. Ir mes matom pirmuosius mokinius, tai yra Petras ir Andriejus. Ir kasgi buvo tie Jėzaus mokiniai? Galilėja buvo tokia agrarinė sritis, tai nebuvo Judėja, kur buvo susirinkusi visa grietinėlė, o Galilėja tai buvo ūkininkų, paprastų žmonių kraštas. Ir Jėzus neina pasirinkti savo mokinių kažkur į Jeruzalę, į šventyklą, į sinagogą, o jis pasirenka 12 paprastų žmonių. Ir jie niekuom neįsiskyrė, jie nepasižymėjo jokiais talentais, jokiais oratoriniais sugebėjimais, jokiais pasižymėjimais politikoje ar religinėje erdvėje. Jie buvo žvejai. Ir mes turbūt matėme ne vieną kartą kokiai nors bažnyčioje statulas, skulptūras, kur pavaizduoti Jėzaus mokiniai ir jie su tokiom tunikom ilgom gražiai apsirengę.
Bet iš tikrųjų tai žvejai buvo, jūs įsivaizduojat, ne tie žvejai mėgėjai, kur eina prie ežero laisvalaikiu, bet tai buvo jų darbas. Ir turbūt įsivaizduojate, kaip atrodo žvejai jūroje, reikia daug darbo, jie turbūt buvo raumeningi vyrai, praktiški vyrai, paprasti vyrai. Ir Jėzus juos pasirenka. Ir taip įdomiai pastebėti, kad aišku, Matas nemini visų 12, jis pamini brolių poreles. Ir matom, kad jų grupėje, gaila, neturiu laiko paminėti visų iš jų, bet pavyzdžiui, matome, kad Simonas ir jį vadino Petru. Ne vienas iš jų turėjo pravardės. Ir tai irgi parodo, kad jų ryšiai buvo artimi, mums moteriams kartais nesuprantamos vyrų draugystės. Man tai kartais juokinga, kaip jie, ten pasisveikina, viens kitam trenkia į petį, arba bando tai per dantį pertraukti ir jie parodo tokio dėmesio, tokio pertraukimą per dantis, tokiais juokeliais, tokiais kaip ir simpatija vienas kitam, tokį palaikymą, mums moteriams tai yra. Ir kartais vyrai ir su moterimis taip elgėsi, nes jie pripratę viens su kitu taip elgtis ir mes tokius žiūrim, ką tu čia darai. Tai mes galime įsivaizduoti tą vyrų grupelę, jie buvo vyrai, jie vienas kitam pravardės ir netgi Jėzus pavadino Simoną Petru, uola sugalvojo ir Andriejus jo brolis. Ir Jėzus juos išsirinko. Jėzus juos išsirinko, žinodamas visus jų minusus ir kiekvienas iš jų tikrai turėjo labai skirtingą charakterį, turėjo savo charakterio, kaip sakant, silpnybių, turėjo savo stiprybių ir Jėzus juos išsirinko puikiai, juos pažinodamas, netgi Judą Iskarijotą, kuris jį vėliau išduos. Ir pasižiūrėjus į tuos mokinius, nebuvo nei vienos priežasties jiems būti kartu. Jie buvo gan skirtingi, netgi tas pats Matas, kuris rašo Evangeliją, buvo mokesčių rinkėjas, kuris tų žvejų akise buvo išdavikas, jis buvo tautos kankintojas ir buvo vienas iš jų zelotas, Simonas Uolusis pas mus išversta, Uolusis yra zelotas, tai buvo tokie, kaip ir partizanai tuo metu, jie labai daug dirbo ties Romos valdžios nuvertimu, tai jisai buvo toksai uolus labai, kaip nusizuokit karininkas, partizanas, patriotas, tai irgi visai kitokio tipo žmogelis, 7 iš jų buvo žvejai. Ir Jėzus juos 19 eilutėje suranda ir sako, sekite paskui mane. Jėzus juos išsirinko. Jie ne patys čia sugalvojo bėgti kažkur, bet Jėzus ateina ir juos kviečia. Ir Jėzus kviečia šiandieną kiekvieną iš mūsų. Sako, ateik, ateik. Ir sako, tikslą Jėzus sako, aš padarysiu jūs žmonių žvejais. Ir man labai patinka, kaip Jėzus kalba su kiekvienu jiems suprantama kalba. Kadangi Simonas su Andriejumi buvo žvejai, jisai sako, ateikite ir aš padarysiu jūs žmonių žvejais. Jie visą gyvenimą mokėjo žvejoti, tai buvo jų verslas. Ir jisai sako, nuo šiol jūs ne žuvis žvejosite, o žvejosite žmonės. Tai yra Jėzus tikslas - išmokyti juos, perduoti jiems, kaip Jonas Krikštytojas perdavė jiem tą deglą. Dabar ir Jėzus žino, kad jau jo tarnystė truko apie 3 metus, kad jo mirties laikas artėja ir jis turės deglą perduoti kažkam kitam. Ir štai jis pasirenka tos žmonės, kas neš Evangeliją, karalystės Evangeliją. 20 eilutė sako, tuodu tuojau paliko tinklus ir nusekė paskui jį. Man atrodo, gal Jėzaus pasakyme, kad atrodo, kaip vyrai paliko tą patį momentą, paliko viską, paliko savo verslą, pragyvenimo šaltinį. Mes žinome iš kitų evangelijų, kad Petras turėjo uošvę, tai reiškia, jis turėjo šeimą.
Aišku, aš nesakau dabar visi dabar imkime, palikime savo verslus ir bėkime būti misionieriais Afrikoje. Aišku, kiekvieną asmeniškai Dievas turi tam pašaukti. Bet vad kaip pašaukė Andriejų ir Simoną, jie iškart jie nedelsė, paliko tuos tinklus, paliko tą savo verslą, paliko savo pragyvenimo šaltinį. Tai buvo didelė auka ir nusekė paskui jį. Jie paliko savo giminės, paliko savo draugus ir sekė paskui tą žmogų, kuris juos pašaukė, netgi ne iš tos pačios srities. Visi mokiniai beveik buvo iš tos pačios srities, iš artimų miestų, o Jėzus atėjo į tą sritį iš toliau. Paėjęs toliau jis pamatė kitus du brolius, Jokūbą ir Joną. Jie irgi su savo tėvu valtyje taisė tinklus, jie irgi buvo žvejai. Ir tai irgi jų buvo verslas, tai buvo jų pragyvenimo šaltinis. Ir jie palikę valtį ir tėvą nusekė paskui jį. Mes, aišku, nežinome nieko daugiau apie jų tėvą, ar ten jis juos bandė sulaikyti, ar nebandė, bet įsivaizduokit, irgi, vat, tu turi kažkokį verslą, kažkokį su savo netgi tėvu. Ir štai Jėzus ateina, juos pašaukia ir jie ne tik valtis, ne tik tinklus, bet ir savo tėvą palieka. Ir tuo metu, asmeniškai Jėzus juos pašaukė, tuo metu buvo tai teisinga. Ir jie irgi nedelsė, jie nelaukia ir jie nuseka paskui jį. Ir Jėzus vaikščiojo jau su savo mokiniais po visą Galilėją ir jisai mokė, visų pirma mokė apie Dievą sinagogose. Sinagogose tai buvo ta vieta, kur buvo skaitomas raštas, tai buvo tikslinė vieta, kur žmonės ateidavo pasiklausyti apie Dievą. Ir Jėzus eidavo ten, kur buvo žmonių, ten, kur žmonės jau ateidavo klausytis apie Dievą. Ir jis nueidavo ten ir mokydavo. Ir jisai skelbė karalystę savo evangeliją. Ir mes, aišku, visą laik minėjau, kad Matas rodo Jėzų kaip karalių. Ir man labai gražus tas pavadinimas karalystės evangelija. Kad Jėzus karalius skelbia savo karalystę, karalystės evangeliją. Ir evangelija tai yra tas bilietas į Jėzaus karalystę. Ir kai mes ją priimame, evangelija tai yra geroji žinia. Ir sako, ir jis ne tik mokė, bet jis sako, ir gydydamas, 23 eilutėje, ir gydydamas visas žmonių ligas bei negalės. Ir Jėzus ne tik tai Dievo žodį skelbia, bet jisai pamato žmonių poreikius, jis pamato žmonių skausmą, žmonių vargą. Ir jisai išgydė visas ligas bei negalės. Jėzus, aišku, neišgydė viso pasaulio ligų, bet ten, kur jis nueidavo, kiekvieno žmogų, kuris pamatydavo, kurie jį kreipdavosi, jis išgydė ne kai kurias. Pas jį Dievą nėra išrinktųjų, ai, tu vertas, tu nevertas, bet jisai išgydė visas žmonių ligas ir negalės. Ir mes galime iš to pamatyti Jėzaus širdį, kad pamatyti pačio Dievo širdį, pačio Dievo požiūrį. Ir niekada nereikia galvoti, kad užtenka vien tik tai Dievo žodžio skelbimo. Jeigu mes tik tai skelbtume Dievo žodį, bet nekreiptume dėmesio žmonių poreikius, nueitume pro šalį, tai iš to jokios naudos nebūtų. Tai Jėzus ne tik Dievo žodį skelbė, ne tik evangeliją skelbė, bet ir patarnavo žmonėm. Jisai buvo ir tarnas. Taigi, ir aišku, tie stebuklai, kurie vyko, tas garsas apie jį pasklido visose apylinkėse. Ir 24 eilutėje matome, kad žmonės nešė pas jį visus sergančius, įvairių ligų bei kentėjimų suimtus, demonų apsėstus, nakvišas bei paralyžiuotus, ir Jėzus juos visus atstūmė. Ne, taip neparašyta. Aišku, dabar įsivaizduokite, irgi mes išgirstume, kad kažkoks
super gydytojas gali išgydyti visas tavo ligas. Tai įsivaizduokite, kokios eilės pas juos susidarytų. Pažiūrėkit, pas bet kokį gydytoją, kokios eilės dažniausiai būna ir ypatingai jeigu reikia rimtesnės pagalbos ar operacijos, ten reikia kartais ir metus laukti ir panašiai. O čia jeigu žinotų žmogus, kad 100% tave išgydys, tai įsivaizduojate, kaip subėgtų, kaip greit gandas, tada interneto net nebuvo nei telefonų, bet gandas labai greit pasklido. Ir aišku, matome, kad pirmiausia pas Jėzus subėga tie ligoti žmonės ir nematom, kad ateina labai turtingi, kuriem viskas labai gerai, kuriem viskas labai sekasi. Jiems tada nereikia Dievo, jiems viskas ir taip gerai. O ypač žmonės, kurie yra ligose, ir žiūrėkit, netgi dažniausiai koks nors pats užkietėjęs ateistas, kai ateina kokia liga, kai ateina negalė, jisai vis tiek labai netgi net nesąmoningai šaukiasi Dievo, ypatingai kai jau jokios vilties nėra. Ir Dievas, ir Jėzus, jisai gydo ir patarnauja visiems. Ir mes iš 24 eilutės galim suprasti, kad ten buvo minios žmonių ir Jėzus jiems visiems patarnauja. Ir Jėzus nei vieno neatstumia pas jį ateinančio. Ir Jėzus nesako, ai, ką jūs čia man trukdot skelbti Evangeliją, klausykit jūs to žodžio, ateina čia visi, tik mane išnaudoti, tik mane, kad aš juos pagydyčiau, taigi klausykit Evangeliją, aš jums skelbiu gerą žinią, jūs, mes nematom šito tokio, bet Jėzus, matom, kokia nuostabi yra Jėzaus širdis ir prisiminkim, kad Jėzus yra toks pat šiandien, rytoj ir jis buvo toks pats vakar, kad jisai pas jį ateinančio nei vieno neatstums. Ir matom iš 25 eilutės, kad paskui jį sekė didelės minios. Ir aišku, yra labai suprantama. Ir jeigu šiandien Jėzus vaikščiotų čia palei žemę, tikrai jį sektų didelės minios ir minios tų, ypatingai sergančių žmonių, kuriems reikia pagydymo, kuriem reikia pagalbos kažkokios, tai kuriem reikia emocinio išgydymo, emocinės pagalbos. Ir Jėzus mes matysim ir toliau, kad nei vieno neatstumia, bet koks poreikis jų būtų. Ir jisai yra lygiai toks pat šiandieną. Ir vėlgi pacituosiu tą patį Matą, kur vėliau irgi skaitysime Mato 11 skyriuje, 28 eilutė, kuris sako, ateikite pas mane visi, kurie vargstate ir esate prislėgti. Jom ne tik, kad netrukdo, bet jis kviečia, sako, ateikite pas mane visi, man nesvarbu, ar čia milijonas žmonių būtų, ar kiek, tu man nesi trukdis. Ar tavo problema būtų didžiulė, ar tavo problema būtų prisvilusi pica vakarienė, aš nežinau. Ateikit, sako, pas mane visi, ar tavo problema didelė ar maža, tu man nesutrukdysi. Sako, ir aš jūs atgaivinsiu. Jis nori mus atgaivinti, jis kviečia, mes nesam jam kažkokia našta, jis nėra užsiėmęs. Ateikime pas jį. Ir mūsų gyvenimas, kaip ir Jono, kaip ir Jokūbo, kaip ir Petro su Andriejumi, niekada nebebus toks. Aišku, Dievas nepažada, kad mūsų gyvenimas palengvės, mes matysim, kad kiekvieno iš Jėzaus mokinio gyvenimas buvo sunkus ir galiausiai jiems teko galvas paguldyti dėl Evangelijos. Beveik visi istorikai mini, kad beveik visi Jėzaus mokiniai, apaštalai buvo nužudyti, buvo nukankinti dėl Evangelijos. Bet aš manau, kad nei vienas dėl to nesigailėjo. Ir jie greitai vėl susitiko su savo gelbėtoju. Ir tai buvo jiems labai didelis džiaugsmas. Ateik pas Jėzų šiandieną. Jis tave atgaivins. Jis pakeis tavo gyvenimą ir tu niekada nesigailėsi. Aš atėjau pas Jėzų prieš 18 metų ir neįsigailiu nei vienos dienos, kad tai padariau. Ir tikrai gailiuosi, kad anksčiau to nepadariau, bet tikrai nesigailiu nei vienos dienos praleistos kartu su juo.
Ir galbūt tu šiandien jau esi priėmusi Jėzų kaip savo karalių, kaip savo gelbėtoją. Ir prisimink, kad tu šiandieną irgi esi tas mokinys Jėzaus, tas apaštalas ten, kur tu esi. Galbūt tu esi mokytoja, galbūt tu esi slaugytoja, galbūt tu esi valytoja, galbūt tu esi mama namuose su vaikais. Tai ten, kur tu esi tas apaštalas, tas, kuris irgi skelbia karalystės evangeliją tiek savo žodžiais, tiek savo darbais, neapleisk žmonių poreikių ir dalinkis. Galbūt tu žiūri į veidrodį ir sakai, kad manyje nieko ypatingo nėra, aš neturiu jokio talento, aš esu paprastas žmogus, neturiu nei aukšto teologinio išsilavinimo, neturiu nei iškalbos, nei nieko, bet pasižiūrėk į Jėzaus 12 pirmųjų mokinių apaštalų, jie buvo niekuom ypatingi. Ir man labai irgi smagu matyti, kad Dievas nieko nesako apie savo mokinių praeitį. Dievui mūsų praeitis, kaip pasakyti, neįdomi. Tada, kada mes pas jį ateinam, jisai turi mums ateitį. Ir yra visiškai nesvarbu, kokie yra tavo gebėjimai, kokie yra tavo talentai, kokia yra tavo praeitis, kas įvyko praeitį. Ir kitoj Biblijos vietoj sako, tas, kuris uždeda ranką ant arklo ir žvalgosi atgal, jisai netinka darbui. Nes kokią vagą tu išarsi laikydamas plūgą ir vis žvalgydamas, jis kreivą vagą. Tai Dievas sako, nežiūrėk į praeitį, žiūrėk į ateitį. Ir yra tokia labai graži Gabrielės Gvazdikaitės giesmė ateitį su viltimi. Ir iš tikrųjų Dievas mums turi ateitį su viltimi, jis turi planą mūsų gyvenimui. Jis turi nuostabų planą mūsų gyvenimui ir tikrai ateikite pas jį, jisai kviečia.